porą klaidų. Pirmoje pusėje įmetė ten man tokį tritaškį ant greitos. Sakau, klaidelių buvo, bet antroje pusėje nelabai ten įteko ginti man. Vis tiek paskui antroje pusėje tą ir darė, jis tokį tų taškelių prisirinko, buvo labai aktyvus puolime. Antroje pusėje padraskė mūsų gynybą. Sakyt, negali vertinti, kad to žaidėjus stabdė, kai komandinis tas tikslas nebuvo pasiektas. Taip, kad jeigu komanda laimi ir viskas gerai, tada žiūri, tu susigynai prieš tą žaidėją, sustabdėtas. Gali sustabdyti jam 0, komanda pralaimės. Tas turi būti abipusis dalykas. Vakar žiūrėjai Barceloną kaip žaidė, kaip? Ne, tiesą sakys, nežiūrėjau. Tai gerai, kad nežiūrėjau. Buvo nervų karas. Būtų labai nervų karas, bet visiems ten sunku žaisti. Žiūrint į paskutinę ataką, vokiečių prametė baudą, jūs suklydot net kovojot kamuolį, tiesiog nepasisekė, žiūrint kaip iš šalies. Net nežinau, žinokit, dabar ten taip viskas kol kas greitai vyko, nežinau, kas ten iš kuris žaidėjas bėgo, net gausi kaip gausi, galėjom sakyti, kad ten galėjom mes kažkur prieš tai dar baudą, dar kas nors, ten buvo 3 taškų vertis, čia gali labai daug analizuoti. Buvo kaip buvo ir pažiūrėsim, gal žiūrėsim video, gal išsiaiškinsim, kas buvo, kad nedaryt tokių klaidų ir viskas. Sezoną darote tokių daug, tokių gana vaikiškų klaidų, ne taip vis netinės, esate viena tokia pastatų komanda pagal pataikymo procentą. Ar čia pasitikėjimas savimi galbūt tokio kažkokio dėl to pralaimėjimo? Gal ir tas kažkiek atsiliepia, nežinau, man tai asmeniškai to tokio nelabai yra, bet aišku, visi šono mato, kad prametam kažkokius metimus iš po krepšio, laisvai prametam. Yra kaip yra, šitas sezonas mums sunkus labai yra ir, kaip matot, ir ne tokios situacijos, kaip ir turėtų viskas būti mūsų pusėje. Pasibaigia mums blogai, sakau, sunku sakyti. Gaila, kad esam nestabilus šį sezoną ir viskas, nėra stabilumo.